dirbam, ruošiamės Unikonui. Emilis kerpa ant Lomo cards, aš čia kirpau ir kreivai dar. Austėja klijavo ant Lomo cards. Karina dažos. Parodyk, kaip Karina kūlą atrodo. Karina. Parodyk, kaip kūlą atrodo. Austėja pykina ir didžiajauja. Ir mes važiuojam atidarytom durim. Austėja, dėl solo. Kaip jauties? Aš ne. Aš jam tokia sveti buvau. Čia buvo toks real. Sako, tipo, sėkmės, žinai, viskas. Sako, laimėsi ir sako, jeigu laimėtų pirmą vietą, tai prarastumėme mes tave antrą, tokia seniai jo. Sako, nu jo, tipo, kai šokį baigsis ten namuose, tipo, sakiau, padavada, jeigu žinai, nušvaro. Ir jo, ir ant, sako, nu tai va, nebešoksiu, pokyčiai šokius, ten teisės, aš tokia, girl, bye, jeigu tu aš nebešoksiu, jau wow. Amanda, ready? Ai, ne. Aš žoksiu savo solo, aš parke šiandien šoksiu. Ir aš pamiršau fotokartus mane. Jo, Austėja fotokartus pamiršo. Jis spausdinom tiek ilgai. Nereik man visko duot, like, what the fuck, ta prasme, jūs galėjot paimti, like. Aš paėmiau. Aš vienintelis ir paėmiau. Emily, kaip su Afterlife? Emilis ir lėčiausias žmogus. Ant šeinų fabrike neišgyventų. Emily, kaip su Afterlife? Gerai, 100%. Ant stresuoja. Jo. Leidžia muzikas. Dėl solo nesu ready, nes man pizė. Bet... Ar paparuosi, kai bus man repas, dar ne? Aš ten. Okay. Tai dėl solo man pizė, aš visai stresuoju, nors mano mama good job padarė savo kitais. Love my mom. Dėl Afterlife biški stresuoju, biški. Bet nėra dead kaip solo. O.